Šiame apleistame baseine gyvena delfinas. Mano užduotis – pagauti jį ir visus kitus čia esančius žuvų, kad galėčiau juos išgelbėti. Bet tikriausiai klausite savęs, kodėl baseine yra žuvų? Iš esmės, vienas iš mano prenumeratorių man parašė ir pasakė, kad jam reikia mano pagalbos. Jų namai buvo užimti dėl neapmokėtos paskolos. Tai reiškia, kad jie nebegalėjo už juos mokėti, taigi jie juos prarado. O blogiausia buvo tai, kad jie neturėjo kur padėti savo žuvų. Matote, šis baseinas buvo jų tvenkinys, kuriame jie daugelį metų laikė pačias beprotiškiausias žuvis, įskaitant delfinus. Kadangi neturėjo kur jų padėti, jie paprašė manęs atvykti, sugaudyti žuvis ir jas išgelbėti. Tačiau jie taip pat mane perspėjo, kad šiame baseine knibžda gyvačių. Taigi turėsime būti itin atsargus. O kas man padėtų sugaudyti visas žuvis, atsinešiau krūvą tinklų, žuvų gaudyklių ir kibirų. Pradėkime gaudyti tinklais ir pažiūrėkime, ką galime sugauti. Jeigu prisimenate, prieš kelis mėnesius aš pagavau kažką iš kanalizacijos, kas atrodė kaip delfinas. Kas tai? Oho, kas tai? Kas per velnias? Po velnių, Helena, kas čia? O dieve. Aš tiesiog neturiu jokio supratimo. Tai atrodo taip keistai. Niekada nemačiau nieko panašaus. Ką mes čia pagavome? Atrodo kaip delfinas. Ir jūs man sakėte, kad jie vadinami delfininiais mormirais ir užauga iki maždaug 1 metro ilgio. Na, šio baseino savininkas sako, kad čia turi vieną ir jis beveik visiškai užaugęs. Taigi, tai pagrindinis šio vaizdo įrašo taikinys, bet kas žino, ką dar rasime. Pradėjau paieškas ir pradėjau pastebėti daugybę žuvų, tačiau jos nebuvo labai didelės. Visur pilna mažų žuvelių. Galiu pasakyti, kad jų tūkstančiai. Pirmą kartą pasėmiau ir pagavau pirmąją žuvį. Pajutau kažką. Dieve mano, mes jau turime žuvį. Pažiūrėkit tai, tai milžiniška auksinė žuvelė. Tai auksinė žuvelė, tiesa? Nekoj. Oho, koks jis storas. Pažiūrėkit tai. Gerai, tai buvo lengva. Tai buvo tik 3 mūsų bandymas, o mes jau pagavome žuvį. Štai čia atrodo kaip didelė sena paprasta auksinė žuvelė. Jis tikrai čia gerai maitinosi. Pažiūrėk, koks jis storas. Dabar pripildysime kibirą, įdėsime į čia ir tęsime toliau. Tai puikus ženklas. Pirmą žuvį jau turime, bet manau, kad ten dar daug daugiau. Pažiūrėkit tai. Jis nedera su kibiru. Gerai, bičiuli, štai tau. Taip pat ką tik pastebėjau, kad baseine yra prakeiktas medis. Nežinau, kaip anksčiau to nepastebėjau. Bet taip, baseine yra medis, tai viską labai apsunkins. Spėju, kad dauguma žuvų slėpsis tose šakose, ten pasislėpusios. Taigi, žinai ką? Aš paimsiu tinklą ir eisiu čia tiesiai po šią šaką. Taip, pažiūrėkit tai. Pagavau šaką, bet pagavome ir žuvį. Veikia. Pažiūrėkit tai. Kas čia? Ar tai lydeka? Pažiūrėkite jūs. Buvau teisus. Tai lydeka. Nežinau tikslios rūšies, bet aš... Štai jis nuplaukė. Gerai, bandžiau vėl pagauti lydeką, bet jos jau nebebuvo. O dieve, kaip nesėkmingai vyrai. Na, turėjome lydeką, bet jį vėl šoko atgal į tvenkinį. Tikiuosi, kad dar galėsime ją pagauti. Bet tai buvo tikrai gerai. Ji buvo tiesiai po tuo medžiu, kaip ir galvojau. Pažiūrėkite į tai. Pažiūrėkite, kiek žuvų dabar sujudo. Čia yra uodžiuvės, gupijos arba gružliai, kas bebūtų. Jų pilna visur. Manau, jos čia paleido, kad plėšrios žuvis turėtų begalinį maisto šaltinį. O žinote, ką tai reiškia? Tikriausiai jos tikrai didelės. Paimkime tinklelį prie šių laiptų. Čia dažnai būna žuvų. Nukirs dar vieną šaką. Aš net nepastebėjau to. Atrodė kaip lapas. Pažiūrėkit tai. Kas čia? Au! Liaukis! Kas per velnias? Atrodo kaip stora majų ciklida. Tai gali būti kažkoks hybridas tarp, nežinau, galbūt majų ciklidos ir papūginės ciklidos. Kas žino, vaikinai, bet jis visai šaunus. Kai atidžiau pasižiūrėjau, pastebėjau antrą žuvį tinklelyje. Pažiūrėkit tai. Dar viena žuvis. Atrodo kaip šamukas. Ar tai hopla šamas? Manau, kad taip. Na, 2 žuvis viename tinklelyje. Mes tiesiog puikiai sekasi dabar. Taigi įdedam jas į kibirą ir judam toliau. Tikėkime, kad čia nėra amebų. Labai tikiuosi, kad ne, nes atrodo, kad galėtų būti. Jeigu nežinojote, smegenys ėdančios amebos susidaro gėlame vandenyje, kuris dažniausiai yra šiltas ir stovintis. Kitaip tariant, apleistuose baseinuose. Ir jeigu viena iš šių amebų patektų per tavo nosį, ji pradės ėsti tavo smegenis ir greičiausiai tu mirsi. Todėl tai dar viena priežastis, kodėl turėjome būti atsargus šios gelbimo misijos metu. Helen, aš pajutau. Kas tai? Dieve mano. Tai prakeiktas albinosas paku. Nusiramink, nusiramink, nusiramink. Pažiūrėk šį vaikiną. O dieve, aš jį pajutau. Jis buvo toks stiprus. Jis spardėsi. Mes pagavome albinosą paku. Tai taip šaunu. Parodyk mums tos baltus dantis. Pažiūrėkit tos dantis. Tai atrodo beprotiškai. Beveik kiekviename tinkle kažką pagauname. Taigi tai tikrai šaunu. Įdėkime juos į kibirą. Ir taip, dabar žinome, kad čia yra pakų, bet staiga nustojame gaudyti žuvis. Tinklas po tinklo mes nieko neištraukdavome. Ir manau, žinau kodėl. Manau, visos žuvis eina į tą medį ten, nes mes nieko nepagavome. Pabandykime ką nors pagauti. Ar girdėjai? O dieve, kas čia vyksta? Turime 2 žuvis čia. O dieve. O, ta mane ką tik apsuko. Kas čia? Ar tai jaguaras? Ne, tai ne jaguaras. Oho, jūs vaikilai? Gerai, pirmoji paslaptinga nakties žuvis.
Neturiu jokio supratimo, kas tai yra. Gerai, tiesioginė prasme neturiu jokios nuovokos. Tai tikrai kažkokia ciklida ir tada pažiūrėkite tai. Tai beprotiška. Tai taip gražu. Tai kažkokia afrikietiška ciklida. Manau, ji vadinama OB povų. Oho, bet tokios gražos dar nesu matęs. Ji keliauja tiesiai į ciklidų tvenkinį. Pažiūrėkite tai. Greitai pripildome kibirą. Turime povą ir mažą paslaptingą ciklidą. Štai taip. Būtimai pakomentuokite žemiau visas žuvis, kurias pastebėjote šiandienos vaizdo įraše. Ypač tas, kurių aš nežinau. Šiek tiek man padėkite. Bet taip, tęsiam toliau. Pabandykime su tinklu šiame kampe. Turime pašalinti visas šias šakeles iš kelio. Didelis. Čia gilu. Net nemanau, kad pasiekiau dugną. Ten tikrai labai gilu. O dieve, vis dar turime žuvų. Pažiūrėkite į tai. Dar vienas pakų ir dar vienas hoplašamas. Palaukite, štai čia yra juodasis tambaki pakų. Tai taip šaunu, neturiu nei vieno tokio, jie iš tikrųjų bena reti. Taigi mes įmesime abu šiuos į kibirą. Ir taip, tai tikrai šaunu. Vienas iš mano mėgstamiausių radinių iki šiol – tambaki. Šios žuvis tikrai užauga milžiniškos, tai taip šaunu. Ir prisimenate, kai sakiau, kad čia labai gilu. Išbandykime. Net nepasiekiau dugno to tinklu. O dieve. Pažiūrėkite į tai. Spėju, kad čia turbūt bus didesnė žuvis. Tad tęskime gaudimą čia aplinkui. Fū, pažiūrėkite į tai. Tai šlikštu, dieve mano, čia tikrai yra amėbų. Ir tu tai lieči, toliau gaudžiau tinklu ir radau kažką beprotiško. Pažiūrėkite tai. Dieve mano. Dieve mano. Manau, čia pagavome 3 žuvis. Žiūrėk, klauninė peilžuvė. Tai irgi nepaprasta. Štai čia yra karališkoji klauninė peilžuvė. Gali matyti pagal visas dėmes. Tai tikrai šaunu. Manau, turime dar vieną paslaptingą ciklidą. Neturiu jokio supratimo, kas tai. Ir dar viena žuvis čia. O čia mažas Oskaras. Nusiramink, pažiūrėkite tai. Mažas Oskaras. 3 žuvis viename tinkle. Aš įdėjau žuvis į kibirą ir tada man kilo idėja. Gerai, vaikinai, na, mes jau pagavome daug žuvų, tačiau dar nebuvome toje pusėje. Taigi, aš atibėgsiu aplinkui, ten dar kelis kartus perbrauksiu tinklu, tai arčiau medžio. Ir taip, tikiuosi, kad pagausiu ką nors beprotiško. O dieve, palauk, šiame kampe tiek daug žuvų. Ne. Mamau viena pabėgo, jaučiau jas. Negali būti. Helen, pažiūrėkit tu vis. Pažiūrėkit tai. Dieve mano. Tai vėžliukas. Koks tai vėžlys? Ei, drauguži. Ho, pažiūrėk jį. Drebu. Tai taip šaunu. Ar žinai, koks tai vėžlys? Negaliu pasakyti. Velnias. Jis turi uodegą. Ar tai kandantis vėžlys? Dieve mano. Bet jis tikrai panašus į kandantį vėžlį. Niekada nemačiau tokio mažo. Pažiūrėkite, kaip tai šaunu, vaikinai. Ką tik pagavau vėžliuką ir manome, kad tai mažas snapping vėžlys. Nežinau, nesu vėžlių ekspertas. Parašykite komentaruose, jei tai tikrai jis, bet aš būsiu atsargus. Ir jei tai snapping vėžlys, dėja, negalime jo laikyti kaip augintinio. Bet tai tikrai šaunu. Ištraukime jį iš baseino, nes jis tikrai nebūtų pats išlipęs. Vaizdo įrašo pabaigoje paleisime jį natūraliame tvenkinyje ir suteiksime jam geresnį gyvenimą. Ir taip, jis labai mielas. Toliau ieškojau ir pastebėjau kažką didelio kampe. Pastebėjau kažką. Žiūrėk čia. Na, pirmin, ar pagavome jį? Kas tai? Dieve mano, aš maniau, kad tai žuvis. Aš net nežinau, kas tai yra. Aš maniau, kad tai žuvis. Taigi tai nėra žuvis. Dieve mano, žiūrėk, tai žuvis. Aš net nesitikėjau to pamatyti. Pažiūrėkit tai. Tai dar vienas paku. Ar tai tambakis? Manau, kad taip. Tai dar vienas tambakis. Oho, neįtikėtina. Žmonės, kurie čia įleido šią žuvis, turėjo tikrai retų žuvų. Turiu omenyje, jie turi delfinų, taigi esu tikras, kad jie turėjo ir kitų įdomių dalykų. Bet tai dar vienas tambakis. Mes įdėsime jį į kibirą. Bet tai ne tas, kurią mačiau kampe. Kad ir kas tai buvo daug didesnis už šitą. Taigi, aš užmečiau tinklą toje pačioje vietoje, tikėdamasis pagauti didesnę žuvį. Pagavau medį. Pagavau 2 medžius? Negali būti. O dieve. O dieve, Helena, pažiūrėkit tai. Ar juokauji? Tai milžiniškas Oskaras. Ne. Helena, užsikimš nosį. Pažiūrėk, koks gražus tas Oskaras. Gerai. Ne. Įdėkime jį į kibirą, kol nepabėgė po. Pažiūrėk į jį. Jis tikrai gražus. Gražus raudonas Oskaras. Ir dar gana didelis. Tai buvo geras pagavimas. Man atrodo, ką tik kažką pamačiau. Turime daug lapų. Taip, ten yra žuvis. Kas tai? Oho. Kas tai? Ar tai vėduoklio uodegė? Taip, mes jų beveik niekada nesugauna. Jos iš tikrųjų bena retos. Pažiūrėk, koks šaunus uodega. Todėl ją ir vadina vėduoklio uodegė. Įdėjome ją į kibirą, o tada aš kažką pastebėjau. O dieve, Helena, pažiūrėk. Ten yra bitė karalienė. Gerai, bandysiu jį pagauti. Jis turi tik vieną žnyplę. Rimtai? Gerai, turi būti greitas. Bandysiu šią vėžį pagauti rankomis. Pasiruošęs? Pagavau jį. Tai irgi ypatingas vėžys. Jis toks raudonas ir rudas. Ir taip, tai tikrai šaunu. Turime gražų spalvingą vėžį. Po to viskas pradėjo lėtėti. Taigi nusprendžiau vėl pabandyti giliau. Na, pirmin. Dieve.
Manau, kad žuvis darosi protingesnės vaikinai. Jos girdi visą triukšmą ir tikriausiai slepiasi tame medyje. Ir manau, vienintelis būdas su tuo kovoti - pastatyti čia žuvų gaudyklės, ką ir padarysime. Bet pirmiausia, pabandysime laimę su šiais tinklais. Ir dieve, mes iš tikrųjų kažką pagavome. Vaikinai, praėjo jau kokias 20 minučių, nieko nesugavome. Dieve mano, mes pagavome 2 žuvis. Pažiūrėkite į tai. Turime garą, nežinau kokio tipo tai garas. Spėju, kad tai Floridos garas. Labai šaunu. Ir dar turime šitą. Tai mažas guramis ir garas. Įdėdėkime juos į kibirą. Gerai, štai jie. Oho, čia turime daug žuvų. Manau, laikas įdėti aeratorių. Šitie vaikimai, taip, jie ten visiškai susigrūdė, o kita žuvis buvo tokia, kokios niekada nesitikėjau pagauti. O dieve, ar tai, ką aš manau, Elena? Taigi tikras gučias. Žąsis. Gūmai. Mes ką tik pagavome gūno šamą. O dieve, jie man nesakė, kad čia yra gūno šamų. Tai beprotiška. Tai paskutinė žuvis, kurios tikėjausi čia pagauti. Jeigu nežinote, čia yra gūno šamas. Jie yra vieni iš žmogėdrų šamų. Jie užauga iki 12 pėdų ilgio kilę iš Indijos. Ir yra tiesioginė prasme žinomi dėl to, kad ėda žmonės. Mano namuose jau turime kelis tokius. Na ką tik pridėjome dar vieną prie šeimos. Tai nuostabu. Negaliu patikėti, kad ką tik pagavome gūno šamą čia. Tai beprotiška. Pašalinau keletą šakų, kad galėtume su tinklu apeiti likusią tvenkinio dalį. Gerai, pažiūrėk. Tobula. Dabar galime su tinklu dirbti šiame kampe. Štai ir einam. Gilu. Labai gilu, Helen. Dieve mano. Ar tai buvo žuvis? Kažką pagavau. Ištraukiau ir pasirodo, kad tai maža plautžuvė. Pažiūrėk į jo ranką. Jis turi tarsi 2 kojas, kurios išlenda. Tai nėra normalu. Pažiūrėk, matai? Štai viena koja, o čia jis turi 2. Dieve mano, jis žavingas. Man labai patinka šitas vaikinas. Gerai, mes juos įdėsime į kibirą ir manau, kad dar pastatysime keletą tinklų šiame kampe. Atrodo, čia tikras lobynas. Štai ten. Dieve mano, aš tiesiog matau žuvį dabar. Pasiruošęs? Na, pirmyn. Pagavau jį. Dieve mano, manau, žinau, kas tai yra. Helen, pažiūrėk, tai datloidas. Pradedame čia rasti retų žuvų. Pažiūrėk, kokios šaunios šios žuvys. Jų burnos taip išsikiša ir jie tiesiog įsiurbė žuvį vidun. Įdėjome jį į kibirą ir toliau tęsėme. Ką tik kažką pamačiau. Tu matei tai? Kažkas išsigando. Dieve mano, Helene. Dar viena plaučiuvė? Ne, tai bicepsas. Kas per velnias? Tai didelė žuvis. Gerai, ne, jokio pabėgimo. Turėsime šitą vaikiną įdėti į kibirą. Jis labai judrus, bet pažiūrėk į tai. Tai tikras priešistorinis dinozauras. Pažiūrėk į tuos spyglius. Žmogau, nenorėtum, kad tave tokie pradurtų. Pasiėmiau dar vieną didelį tinklą, bet šį kartą per vidurį. Oho, gerai, turime dar vieną nuostabią povinę ciklidę. Oho, pažiūrėk į tuos baltus pelekus. Tai nuostabu. Ir dar kažką čia turime? Dar viena paslaptinga ciklidė kažkokia. Atrodo kaip geofagas galbūt? Nežinau. Dėsime juos į kibirą. Ir tik dabar supratau, kad dar nematėme gyvačių. Savininkas sakė, kad jų čia pilna, taigi turbūt mums pasisekė. Nesupratau, kad toj patirsime pirmą susidūrimą su gyvate. Žinai, ką tik supratau? Štai ten, tai yra sūkurinė vonia. Ir joje yra vandens, mes dar ten nežiūrėjome. Nežinau, kai vandens lygis buvo aukštesnis, galbūt žuvis galėjo ten patekti. Bet kuriuo atveju verta patikrinti, kad įsitikintume, jog ten nėra žuvų. Taigi, pirmyn. Ten tamsu, vanduo drumzlinas. Pažiūrėkite tai, čia tikrai turi kažkas būti. Kažkas ten apačioje juda. Leiskite man paieškoti. Tai baisu, čia gilu. Kas tai? Žiūrėk, čia žuvis. Dieve mano, čia žuvis. Dieve mano. Tai gyvatė, Helene. Ir tu mane čia palikai su ją. Aš nežinau, tai buvo gyvatė, aš išsigandau. Na, mes sutikome savo pirmąją gyvatę ir ji buvo didelė, bet taip pat pastebėjome žuvį sūkurinėje vonėje, kurią turime pagauti. Gerai, pamirškime apie gyvatę. Čia yra žuvis. Manau, tai dar vienas albinosas paku. Bandysime jį pagauti. Pagavau jį. Juos. Gerai. Na, jei ten yra viena žuvis, gali būti ir daugiau. Jis ką tik aptaškė man veidą vandeniu. Gerai, tai blogai. Jei ten yra viena žuvis, gali būti ir daugiau. Ir tai yra didelis albinosas paku. Kadangi sūkurinėje vonėje gali būti daugiau žuvų, turime jas pagauti. Bet pirmiausia, turime pašalinti gyvatę. Gerai, vaikimai. Na, jei nežinojate, gyvatės yra viena iš mano didžiausių baimių. Dieve mano, ji milžiniška. Ką? Dieve mano, ji tokio dydžio kaip tu, Kristijanai. Aš išeinu. Jos jau buvo apsėdusios mano tvenkinius anksčiau ir nebuvo lengva jas pagauti. Taigi, nesitikėjau to daryti šį vakarą ir man tai visai nepatinka. Štai jis, ten kampe. Ar turėčiau tiesiog bandyti išgriebti į tinklu? Aš jo neimsiu rankomis. Gerai, griebsiu už uodegos. Pasiruošęs? Dieve mano, jis velniškai didelis. Negaliu to padaryti. Prašau, tiesiog išeik iš jos sūkurinės vonios. Tu gali tai padaryti, Helen. Eik ten. Tiesiog įlįsk į tinklą, prašau. Taip, pagavau jį, dieve mano.
O dieve, tai didžiausia gyvatė, kokią esu kada nors matęs. Žiūrėk, jis dabar bando man įkąsti. Pažiūrėk, koks jis storas. Tikriausiai jis čia suvalgė visas žuvis. Savininkas sako, kad jie jau daugelį metų turi problemų su gyvatėmis, nes tvenkinyje yra daug žuvų, o gyvatės ėda žuvis. Todėl gyvatės traukia prie baseino. Gerai, kad šitą ištraukėme. Mes jį nuvešime labai toli ir paleisime. O tada grįžime prie žvejybos. Pažiūrėkime, ką dar galime pagauti. Manau, čia gali būti daug daugiau žuvų, vyrai. Matai, kažkas plaukioja ten kampe. Kasgi tai? Ar matei tai? Ar pagavau jį? Dieve mano, mes jį pagavome. Pažiūrėk į tai. Kas tu toks? Tai prakeiktas plaučiakvėpis, Helenė. Mačiau, kaip jis iškilo į vandens paviršių. Tikriausiai atplaukė įkvėpti oro. Štai čia yra plaučiakvėpis, vyrai. Tai taip šaunu. Nesitikėjau pagauti vieno iš šitų, o jie yra vienos mano mėgstamiausių žuvų. Matote, jie turi tokias mažas rankytes, kurios padeda jiems plaukti vandenyje, ropoti dugnu. Ir taip, jie tikrai labai šaunias žuvis. Ir manau, kad tai gali būti didžiausia šios nakties žuvis. Taigi dėsim jį į kibirą. Ir taip, šiame sūkurinėje vonėje yra tikrai beprotiškų žuvų. Pala, pašviesk šviesą ten į tą kampą. Ką tik mačiau, kaip žuvis nusileido žemyn. Čia iš tikrųjų daug žuvų, vyrai. Palaukit minutėlę. Ar tai žuvis? Dieve mano, tai žuvis. Iš pradžių maniau, kad tai lapas. Tai mažas pūslė žuvė. Kokia tu pūslė žuvė? Tai taip šaunu. Ar jis gyvas? Jis nejuda. Ką tik mačiau, kaip jis pajudėjo. Jis juda? Gerai. Vyrai, pažiūrėkite tai. Ką tik pagavome mažą gėlavandenę pūslę žuvę. Nesu tikras dėl tikslios rūšies, bet jis tikrai šaunus. Dėsime šį vaikiną į kibirą ir dar truputį pažvejosime šioje sūkurinėje vonėje. Pažiūrėkite jį, pažiūrėkite jį, pažiūrėkite jį. Jis eina iš proto. Gerai, dėsim tave į kibirą, bičiulė. Ir po dar kelių perbraukimų tinkleliu pagavau dar vieną žuvį. Na, pirmin, čia turi būti dar kažkas. Tiesiog turi nuojautą. Negali būti, Helam. Pažiūrėk, gavome 2 viename. Čia yra mėlynas vėžys ir kažkokia šamų rūšis. Pažiūrėk į šitą. Dieve mano, jis neturi žnyplių. Šitas vaikinas nieko man negali padaryti. Jis visiškai nepavojingas. Tikrai man jo gaila. Galbūt kai kurios žuvis čia jam nuplėšė žnyplės. Nežinau. Taip pat turime šitą mažylį. Esu tokių pagavęs anksčiau, bet nesu tikras dėl pavadinimo. Gal vienaragis šamas? Nežinau. Manau, jie taip jį vadina, nes jis turi mažą ragelį čia. Atrodo kaip vienaragis. Įmeskime šiuos vaikinus į kibirą. Ir taip, ši sūkurinė vonė tikrai davė keistų žuvų. Nesitikėjau to. Dar kartą užmečiau tinklelį į sūkurinę vonę ir pagavau klauninę peilinę žuvį, vaiduoklinę peilinę žuvį ir dar vieną paslaptingą žuvį. Įdėjome jas į kibirą ir tada atėjo laikas pastatyti žuvų gaudykles. Gerai, vyrai, pažiūrėkite. Čia turime 2 mano mėgstamiausias žuvų gaudykles. Ir mes abi jas užmasalinsime, vieną pastatysime gilumoje, kitą seklumoje ir paliksime jas čia kelioms valandoms. Tikėkime, kad pagausime ką nors neįprasto. Tačiau nežinau, ar šis didelis delfinas tilps į šias žuvų gaudyklės. Taigi vėliau šiame vaizdo įraše pastatysime mano milžinišką žuvų gaudyklę. Ir jei šiame baseine yra kas nors didelio, mes tikrai tai pagausime. Užmasalina žuvų gaudyklės ir dabar atėjo laikas jas nuleisti. Gerai, pirmoji žuvų gaudyklė bus seklumoje. Padėsime ją čia. Tai taip pat bus gerai, nes manau, kad pagausime tūkstančius uodinių žuvelių, o tai padės mums jas išgelbėti, nes jos tikrai mažos. Bet žinot, kas žino, ką dar pagausime? Čia pilna žuvų. Antrąją žuvų gaudyklę padėsime gilumoje, tačiau tikriausiai ją prarasime, jei nepririšime valo prie kažko. Tad tiesiog pritvirtinsime ją prie medžio. Abi žuvų gaudyklės pastatytos, paliksime jas čia kelioms valandoms. Tačiau tuo tarpu toliau gaudysime žuvį tinklu aplinkui. Pažiūrėkime, ką dar galime pagauti. Pastatę žuvų gaudyklės, mums pavyko pagauti dar kelias žuvis. Turime kažką. Kas tai? O dieve, ar tai ta lydeka, kurią praradome? Prisimink, anksčiau vaizdo įraše praradome lydeką. Tai gali būti ta pati, arba tiesiog kita. Bet kuriuo atveju turime lydeką. Tokia įdomi žuvis. Dėkime ją į kibirą ir tęskime toliau. Tačiau temstant pradėjome matyti daug daugiau gyvačių. Ar tai gyvatė? Helena, dieve mano, man atrodo dar viena gyvatė. Kur žiūrėti? Štai ten, dieve mano. Tai gyvatė, ar ne? Tai gyvatė, dieve. Na, jie tikrai nesijuokia sakydami, kad šiame baseine pilna gyvačių. Tai jau antra, kurią matome. Ir manau, kad kuo vėliau naktis, tuo jos pradeda lysti lauk. Taigi dabar tikrai turime žiūrėti, kur einame. Didelis laimikis. Dieve, šitas buvo geras. Prie pat medžio. Ten ir buvo visos žuvis. Čia dar viena guramė ir dar vienas pako. Šiame baseine tiek daug pako, manau, tai tiesiog paprastas raudonpilvis. O šitas vaikinas, nežinau kokia tai guramė. Galbūt bučiuojanti guramė? Esu beveik tikras, kad taip ir yra. Bet kokiu atveju turime dar 2 žuvis, dabar mums labai sekasi. Ir dar turime žuvų gaudyklės. Prigaudysime tiek daug žuvų, bus beprotiška. Čia ką tik matėme tą gyvatę. Tai šiek tiek rizikinga, bet matau, kad čia iškyla daug žuvų. Taip, gerai, pasienėm. Ten tikrai kažkas turi būti. Pažiūrėkime. Ką turime? Dieve mano, negali būti. Dar viena mažytė snapinė vėžliukė. Tai taip šaunu. Jie atrodo lygiai kaip kita ir buvo toje pačioje vietoje. Tai taip miela. Įsivaizduok, kiek jų ten yra.
padėsime ją prie jos brolio. O vėliau vaizdo įraše paleisime juos į labai gražų tvenkinį. Ir taip, tai tiesiog žavu. Gerai, pabandykime pagauti dar daugiau snapinių vėžlių. Eime, ten tikrai turi būti žuvų. Na tai kaip ir taip. Žiūrėk, ten kažkas yra. Kas tai? Tai tigrinis šamas. Pažiūrėk į tai. Tai yra mano mėgstamiausia šio vakaro žuvis. Štai čia yra nuostabus tigrinis kastupsnukis šamas. Mes namuose turime tik kelis tokius. Ir jie auga labai lėtai. Tačiau jie užauga milžiniški. Ir turiu omenyje, tie raštai ant jų. Pažiūrėk, kaip šauniai atrodo. Tai tiesiog nuostabus šamas. Jis gana didelis. Taip, jis tikrai nemažas. Gerai, mažylį. Štai, prisijung prie savo draugų. Pažiūrėkite į tai jūs. Dieve mano, net negaliu jų visų paimti. Įsivaizduokite, kiek jų pagausime žuvų gaudyklėmis. Čia tik su tinklais. Net nieko nematau. Šis vanduo tikrai labai purvinas. Turime kažką. Dieve mano. Taip, pataikėme į aukso gyslą. Pažiūrėkite į tai. Tai tikrai Džeko Dempsio ciklidas. O čia auksinė žuvelė. Ir dar turime dar vieną iš šių paslaptingų ciklidų. Jis atrodo lygiai kaip tas kitas. Įdedam juos į kibirą. Ir nemeluosiu, vaikinai, aš tikrai pavargau. Šį vakarą daug kartų naudojau tinklą. Ir manau, kad dabar galime palaukti, kol suveiks žuvų gaudyklės. Palauksime dar kelias valandas ir patikrinsime jas. Ir tikiuosi, kad pagausime tą delfiną. Jei ne, tai bent jau ką nors įdomaus. Bet pirmiausia, turime pridėti šiuos vaikinus į... Au! Turime sudėti šitas žuvis į kibirą. Liaukitės! Au! Šitas mane kandžioja! Au! Kas negerai su šiomis žuvimis? Aš jūs gelbstiu. Mes vis laukiame. Ir dabar pagaliau atėjo laikas patikrinti žuvų gaudyklės. Gerai, vaikinai, praėjo dar 1 valandą ir pagaliau atėjo laikas patikrinti pirmąją žuvų gaudyklę. Taigi, pirmyn, pažiūrėkime, ką turime. Delfinas, 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 delfinas. Aš neišeisiu iš čia be savo delfino. Dieve mano, Helena, pažiūrėk. Dieve mano, ten pilna žuvų. Jos eina iš proto, jų tiek daug. Ką turime, ką turime? Čia dar vienas didelis albinosinis paku. Sustok. Liaukis blaškytis. Dieve mano, čia tiek daug žuvų. Pažiūrėkite tai. Mes įdėsime jį į laikymo kibirą. Ką dar turime? Turime skubėti. Čia daug žuvų. Dar viena prakeikta tabakė. Kas čia su visais tais paku? Šitiems žmonėms tikrai patinka paku. Turime dar vieną klouną. Tai ne karališkasis. Matosi, kad jis turi mažiau dėmių, bet tai vis tiek nemažas klounas. Labai šaunu. Dieve mano, Helena, čia yra prakeiktas raudonaudegis šamas. Rimtai? Taip, čia tikrai yra raudonaudegis šamas. Pažiūrėkite, jis dar tik mažylis. Au, 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 ne. O, miela, pažiūrėkite tai. Dieve mano, jis nuostabus. Tai taip šaunu, vaikinai. Nesitikėjau šį vakarą pagauti raudonojo uodeguotojo šamo. Jis man labai patinka. Kaip jį pavadinsime? Nemo. Pavadinkime jį Nemo. Gerai, drauguži, pirmin. Tai taip šaunu. Mažytis guramis. Tai dar vienas bučiuojantis guramis. Atrodo kaip majų ciklidas. Oho, palauk, ne, tai ne majų. Oho, pažiūrėk į jo raštą. Žiūrėk, jis turi dėmelių. Niekada to nemačiau anksčiau. Ir tada, manau, dar vieną čia girdėjau. Palauk, jis panašus į tą didelį, kurį ką tik pagavome, tik šiek tiek mažesnis. Nežinau, tikrai kažkoks ciklidas. Štai jis plaukia. O likusieji tiesiog krūva odinių žuvelių. Taigi mes jas supilsime į atskirą indą, visos pasiliksime ir paleisime į kokį nors tvenkinį ar panašiai. Bet pažiūrėkite į tai. Pirmąją žuvų gaudyklę jau patikriname. Turime krūvą šaunių žuvų. Dabar laikas patikrinti antrąją. Gerai, vaikinai, metas antrai žuvų gaudykliai. Ir jei įdėmiai pažiūrėsite, virš gaudyklės kažkas juda. Tai reiškia, kad arba pagauna daug žuvų, arba kažką didelio. Taigi pažiūrėkime. Jis sunkiai, turi būti kažkoks monstras. Galbūt tai tas delfinas. Dieve mano, čia tiek daug žuvų, jos milžiniškos, dieve mano. Tai pati beprotiškiausia žuvų gaudyklė, kokią esu matęs. Pažiūrėkite tai, kas tai? Čia tiek daug žuvų, kad nežinau, ką daryti. Ką man daryti? Ar tiesiog jas išpilti? Manau, tiesiog turiu jas išpilti. Nežinau, nusiraminkite, vaikinai, aš jūs gelbėju. Oho, matau daug pakų. Gerai, tiesiog juos įdėsime, o tada peržiūrėsime. Žiūrėk, turime pakų, turime dar vieną pakų, turime dar vieną pakų. Manau, čia tik pakų. Kas turėjo šį baseiną? Tikrai mėgo pakų. Mes tiesioginę prasme pagavome kokias 30 šį vakar, tai beprotiška. Štai guramis. Mažą pakų. Oho, kas čia? Tai frontoza. Gerai, šaunu. Gerai, žinot ką, vaikinai, sutaupysiu jums laiko. Čia viskas pakų. Ten jų tiesioginė prasme kokie 10. Dabar sudėsime juos į šol krepšį. Kadangi dar nesugavome delfino, laikas pasakyti monstrišką žuvų spastus. Tai didžiausi žuvų spastai, kuriuos turiu. Kadangi ši žuvis tokia didelė, manau, tai vienintelis būdas ją pagauti. Taigi, turiu dar vieną tilapijos filę. Mes įmesime ją čia, numesime į gilumą ir tikėsimės geriausia. Dieve mano, kaip tai smirda. Na, žinome, kad žuvims tai patinka. Štai įplaukia. Taip? Gerai, turiu gerą nuojautą dėl to. Kaip matote, dabar yra naktis. Ir ką mes padarysime? Paliksime ją čia visai nakčiai. Tikriausiai paliksime šią žuvų gaudyklę 3-4 valandoms. Leisime ją šiek tiek pamirkti ir tikėkime, kad pagausime kokią nors monstrišką žuvį. Žinome, kad jos čia yra. Dabar tai reikia sėkmės. Taigi, pasimatysime po kelių valandų.
Gerai vaikinai, na dabar ankstyvas rytas, mes laukiame visą naktį dėl šito. Ir visas šis vaizdo įrašas vedė būtent į šią akimirką. Taigi mes patikrinsime savo monstrų žuvų gaudyklę ir meldžiuosi, kad būtume pagadę ką nors beprotiško. Ypač delfiną. Kur jie dingo? Štai jis, žiūrėk, tu mane išgazdinai. Gerai, pirmin, na duok man ką nors gero, nematyt nieko. Kas tai? Dieve mano. Taip. Gavai? Manau, kad gavome. Tu gavai. Dieve mano, taip. Tai buvo mūsų paskutinė proga jį pagauti. Tai tikrai turi būti tai. Taip, tai velneva. Velnes? Dieve mano, turime 3 žuvis čia. Gerai, turime būti atsargus, bet pirmiausia, turime išimti šios vaikinus, kad jis nesužeistų kitų žuvų. Gerai. Didelis paku, praeinam, einam. Turime paruoštą šaldytuvą visoms monstrėms žuvims. Įdedam šitą vaikiną ten ir tada turime delfiną. Turime milžinišką klauninę peilžuvę, turime išeiti iš čia. Pažiūrėkit tai. Tai didelis berniukas. Pažiūrėk, tai vienas didžiausių klounų, kokius esu matęs. Jo uodegą gali matyti čia. Atrodo, kai kurie iš tų pakų galėjo ją graužti. Na tai logiška, ten buvo kokie 50 pakų. Oho, jis tikrai didelis. Štai jis plaukia. O dabar vaikinai atėjo ta akimirka, kurios laukiame. Dieve mano, pamiršau. Jie tave šokiruoja. Jie šokiruoja. Taip, pamiršau. Jie tikrai šokiruoja. Jie elektriniai. Prisimeni tos mažylius, kuriuos pagavau ir jie mane šokiravo. Dieve mano, tai beprotiška. Jis žalias. Tai taip šaunu. Tai daug šauniau nei tie mažyliai. Štai ten yra tikrai didelis suaugęs delfinas. Kaip jis tam vadinasi? Nežinau. Tai delfinas, gerai? Jis taip pat labai švelnus. O, tai! Au! Au, jis mane šokiruoja. Au. Gerai, noriu jį paleisti į vandenį, bet jis šokiruoja. Au, jis mane tikrai šokiruoja. Gerai, vyrai, taigi dabar jį laikome šaldytuve. Noriu, kad jūs geriau jį pamatytumėt. Dabar jis šaldytuve, jis saugus, jis vandenyje. Ir noriu, kad jūs geriau jį pamatytumėte, nes šis padaras tiesiog neįtikėtinas. Na, pažiūrėkite į tai. Yra priežastis, kodėl juos vadina delfininėmis žuvimis. Jie atrodo kaip delfinai. O, dieve. Ir pamatyti tokį didelį, tai reiškia, kad tai sena žuvis. Niekada nemačiau nieko panašaus. Turime jį pavadinti. Vaikinai, parašykite komentaruose žemiau. Gerai, viskas, daugiau jo neliesiu. Parašykite komentaruose vardą jam. Manau, turėtume jį pavadinti Sparkiu. Bet kokiu atveju, vaikinai, mes įkelsime Sparkį atgal į sunkvežimį kartu su visomis kitomis žuvimis ir 50 pakų, kurias šiandien išgelbėjome. Ir važiuosime atgal į mano namus, kur įkelsime juos į naujus namus. Ir jeigu manote, kad turėtume sugrįžti į šį apleistą baseiną ir pabandyti išgelbėti daugiau žuvų, parašykite komentaruose, palikite patiktuką. Negalime žinoti, kiek dar jų čia gali būti. Bet kokiu atveju, vaikinai, susitiksime mano namuose. Pakeliui namo 2 mažas vėžliukės snapines paleidome į natūralų tvenkinį, o ypatingas žuvis, tokias kaip raudonai raudonuodegį šamą ir tigrinį kastuvsnukį, įkėlėme į jų atskirą tvenkinį. O likusios žuvys atsidūrė paslaptingame tvenkinyje. Tikrai galite pamatyti, kiek daug jų išgelbėjome. Tai beprotiška. Ir viskas, kas liko, buvo delfinas. Ir aš turėjau jam puikią vietą. Ateik čia, bičiuli. Taip, dabar manęs ten nustebinsi. Turiu tinklelį. Štai jis, vaikinai, keliauja į savo naujus namus. Jis čia atrodys puikiai. Štai viena iš rajų. Turi naują draugą, bičiulį. Tai taip šaunu, vaikinai. Jis čia atrodys nuostabiai. Ir jis tikrai tapo viena iš mano naujų mėgstamiausių žuvų. Jei norite pamatyti, kaip mes rūpinamės visomis šiomis žuvimis išsamiau, apsilankykite naujame vlogų kanale, vadinamame Bass Fishing Productions Vlogs. Nuorodą paliksiu apačioje. Ir tame kanale mes darysime turus, naujienas, maitinimus. Taip, tai bus tikrai šaunu. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, paspauskite patinka, prenumeruokite žemiau. Pasimatysime kitame vaizdo įraše. Iki.